Kaip kokios nuotaikos? Nu, nuotaikos būna geresnės, у меня нету tai. Būna geresnių varžybų ir geresnės nuotaikos. Mes laimėjom, bet ta pergalė nėra labai saldi, todėl kad mes žaidėm tikrai blogai. Ne blogai, o labai. Daug Vilnių gavot? Ne, Vilnių negavom, bet mes turim patys savo duot Vilnių. Patys savo duot Vilnių už tokį žaidimą. Mes norėjom šiandien žaisti po vieną. Nelogiški sprendimai buvo ir gynybui, ir puolime, todėl kad mes turim išvadą padaryti patys žaidėjai. Todėl kad mes iš tikrųjų nedarėm tą, ką tarėmės prieš varžybas, ką liepė treneris. Bet gal priešingai tai žais naudą, tai taps pamoka? Tai be abejo, reikia visą laiką pasimokti iš klaidų, teisingai jūs sakot. Ir dabar darysim išvadas, dar rytoj varžybos ir mums gera pamoka bus prieš Stambulą. Jonas Katrauskas dar teigia, kad jums labai reikalingas tas triukšmas salėje, nes Maskvoje to nėra. Jūs laukia Eurolygos finalinis ketvirtas. Šiandien sutikite? Taip, labai, man iš tikrųjų, aš stebiuosiu kiekvieną kartą, kaip atvažiuoju į Siemens areną, kaip palaiko sirgaliai. Labai malonu. Ne dėl to triukšmo, 3 klaidas labai greit padarė? Ne, gal ne dėl triukšmo, todėl kad gal norėjau, kad ko geriau būtų, bet išėjo kaip visą laiką. Skambina Danutė? Danutė gal skambina. Rytdienos varžovas finale parankiniai komandai jum ar nėra labai? Nežinau, žiūrėsim. Žinot, kas išėjo finalą? Taip, Uniksas. Žinom, žiūrėsim. Mes dar nenagrinėjom, bet mes maždaug žinom, ką šia per komandą. Jie dabar turėjo daugiau laiko, jie turi mažiau varžybų. Jie gal dabar turės daugiau jėgų ir kitaip žais. Todėl, kad nagrinėsim šiandienos varžybos, kurie žaidė su Lokomotyvu ir tada darysim išvadas ir žiūrėsim, kaip žaisim prieš juos. Jeigu paskutinis dėjimas, kolegas, top 10 gal buvo? Aš mane nenustebino, aš dar geresnių iš jo mačiau.